Sveikos gražuolės! Šiandien parodysiu jums vieną sušukavimo būdą, tai yra pynimas, kur viršutinė dalis, kaip matote, yra supinta ir likusi plaukų dalis, tai yra palaidi plaukai. Štai taip. Kokį mums reikės? Mums reikės plaukų lako, plaukų putų, kaip visuomet tiesiog šukų, vienas segtuko, su kuriuo galima tiesiog prisegti plaukus nereikalingus ir įvairiausių plaukų segtukų. Viską demonstruosiu žingsnis po žingsnio. Darysiu tai be papildomo veidrodžio, tiesiog pagraiboms su savo rankomis, kaip man gaunasi, kaip išeina. Parodyčiau jums pačią šukuosenos esmę. Nepamirškite, kad visa tai yra kūryba. Kaip jums išeis, taip ir turi būti. Tikrai jūsų šukuosena neturi būti identiška kaip mano. Rodau tik patį principą. Mano šiandieniniai plaukai, su kuriais pinsiu, yra jau po darbo dienos, jie nėra tiesinti ir panašiai, tiesiog tokie, kokie yra, bet jums aš pasiūlyčiau vis tik prieš susipinant tuos plaukus išsiplauti, po to išsidžiovinti. Jeigu plaukai pasišiaušia ar banguojasi ar panašiai, būtinai juos išsitiesinkite su plaukų tiesintuvu ir startuokite. Tiesiog pinkite, kantrybės jums, tikrai neskubėkite, lėtai, pinkite taip, kaip išeina ir tikrai išgausite kažkokį įdomų, originalų variantą. Kodėlgi ne, pasistengkite. Taigi pradedame nuo to, kad išsišukuojame plaukučius kruopščiai iš abiejų pusių po biškį. Taigi dabar atskiriame plaukų dalį štai nuo ausyčių link galo į dvi dalis per pusę. Viena dalis apatinė bus susegta su segtuku, o kitą dalį paliksime palaidą. Štai taip. Dabar pasiemame plaukų putų, štai taip, ant pirštų galiukų, šiek tiek paformuosime plaukučius, putų būtinai reikia tam, kad viskas dėliotųsi daug gražiau. Pasiemame putų, patepliojame plaukučius, į 3 dalis daliname ir pradedame pinti išvirkštinę kasą. Štai taip, sruogas dedame viena po kitą. Parenkame plaukų iš kiekvienos pusės. Štai iš vienos dedame po apačią, iš kitos pusės vėlgi parenkame sruogelę ir dedame ją po apačią. Taip pat iš kitos pusės su putomis, būtinai iš šios pusės reikia paimti putų tam, kad plaukai tie maži ataugę mums sueitų į bendrą visumą. Štai iš kitos pusės vėl pasiemame plaukų, vėl per apačią, išvirkštinė kasa, formuojame taip, kaip mums gaunasi, bet pasistengiame štai čia tiesiog buitiškai tariant labiau prilaižyti, nes vis tik iš tos pusės, kur auga apatiniai smulkus plaukučiai, mums gali jie styroti. Tad štai iš čia vėl sruoga, vėl po apačią ir vėl plaukų putų ant pirštų galiukų ir vėl iš šios pusės dedame į viršų kruopščiai įtempiant. Štai taip. Neskubėkite, jeigu jums nesigauna, pataisykite, sustokite, galų gale gali suskausti rankas. Štai taip papiname po apačią, bet nepamirštame tiesiog išskleisti kasos, padaryti vizualiai ją didesnė, su didesnė apimtimi, storesnė. Štai taip tiesiog ištampome po biškį. Ir nepamirštame to padaryti bepinant, palaipsniui tiesiog, nes pabaigoje jau sunku bus ištampyti. Štai paimu iš galo, pradedu imti plaukučius iš galo, vėlgi iš vienos pusės ir dar iš apačios dar kartelį parenku. Bet tai yra paskutinė parenkama iš apačios sruogelė. Dabar parinkinėsiu tik iš viršutinės dalies. Štai matote iš viršaus pakaušį, o apačią vis dar vieną paimu. Bet jau tikrai paskutinė. Dabar vėlgi iš pakaušio pasiemu dar plaukučių, papinu, dar šiek tiek iš ten, judame. Štai taip, dabar išskleidžiame kasą, padarome vėlgi didesnę apimtį, kaip ir minėjau. Tai yra būtina, kitaip mūsų kasytė neatrodys taip gražiai, nebus tiek daug apimties ir atrodys tokia suveršta, per daug suveršta. O štai taip išsklaidome, ištampame ir viskas atrodo mums daug gražiau. Dar toliau papinu, vėlgi imu vien tik iš viršaus, iš apačios sruogelių jokių neimu. Štai taip baigiu šią dalį pinti.
Dar šiek tiek išsklaidau kasytę, ištampau ir pasiemu prisegu su segtuku, kad ši dalis mums neišsileistų. Dabar pasiemame, pašukuojame kitą dalį, vėl pasiemame plaukų putų ir vėl pradedame pinti išvirkštinę kasą. Štai čia plaukų yra mažiau, tad ta mūsų kasytė bus šiek tiek plonesnė, bet taip ir turi būti, juk sklastimas nėra per vidurį, o yra šone. Štai taip piname išvirkštinę kasytę, iš apačios parenkame, iš viršaus po srogelę, lygiai taip pat kaip anoje pusėje, tačiau čia plaukų bus mažiau. Štai taip piname ir nueiname praktiškai iki tos mūsų supintos dalies iš kitos pusės. Ištampome kasytę, padarome didesnę apimtį, štai taip ir prisegame jau su plaukų segtukais. Tiesiog su tokiais paprasčiausiais 2 segtukai, jums gali reikėti ir daugiau. Čia nuėmame prisegėję ir tiesiog vėlgi uždėjus šitą kasą ant viršaus ant tos supintos irgi prisegame. Ir štai taip atrodo mūsų pirmas variantas. Šitą galą galime paformuoti dar papildomai, prisegti segtukų, pašukuoti plaukučius, o galime ir padaryti kitaip. Štai taip matote, tą galinę kasytę dar pinu iki galo. Štai taip supinu iki galo, kiek man lieka plaukų ilgio ir dabar ištampau ją, pasiemu plaukų gumytę. Kad kasytė neišsileistų, būtinai ją sutvirtinu ir dabar pradedu dėlioti kasytę. Štai matote, segtukų pagalba prisegu tiesiog tą pabaigą, tą galą visą ir paformuoju ir štai taip suvinioju ją. Tiesiog uždedu ant viršaus ir čia perpinu, perveriu tiesiog per kasytę į apačią, kad tas mūsų galiukas kabėtų. Gumytę, žinoma, parinkite prie plaukų spalvos, tam, kad dėrėtų ir nesimatytų jos iš po kasyčių, štai taip papildomų segtukų ir štai čia vėlgi šonuose dar papildomi segtukai tam, kad mūsų šonai būtų įtempti, kad jie nebūtų tokie palaidi kabantis. Štai čia irgi matote kabančių dalių, įsegu ten segtukų po kasytėmis, įtempiu ir įtempti šonai atrodo daug gražiau. Štai taip, dabar būtinai paformuojame plaukų laku, viską pafiksuojame ir puiku, voila, mūsų šedevras jau yra. Štai taip atrodo kasa, prasideda nuo siauresnės dalies ir po to platyn. Iš kitos pusės atrodo šiek tiek kitaip, bet vėlgi tai yra žaismingas variantas, jis neturi būti identiškas iš abiejų pusių. Tai yra tarsi tokia graži karūna. Štai toks variantas mums gavosi, kaip matote, mano kabantis plaukai prasideda štai čia. Jūs galite tuo tarpu palikti daugiau plaukų iš čia, neimti jų į viršų, o tiesiog palikti ir jūsų kabančių plaukų šiuose vietose bus daugiau. Ši šukuosena puikiai tinka kasdienai, nes viršutinė dalis yra supinta, čia yra palaidų plaukučių, tad palaidi plaukai mums netrukdo dirbant ar šiaip besimokinant ir panašiai. Na ir proginiam variantui be abejo ši šukuosena yra labai tinkama. Patį pinimo kasytę jūs galite nukreipti ir žemiau, gali kasytė eiti ne štai čia, o tarkim ir štai čia. Kūrybiškumui ribų nėra. Kaip pasidarysite, kaip nuspręsite, tai bus jūsiškis variantas. Ir su šia šukuosena galite laviruoti kaip tik norite. Viskas priklauso nuo jūsų kūrybiškumo, norų ir pageidavimų. Taigi dėkoju Jums už dėmesį, tikiuosi Jums patiko šis video. Jeigu kyla klausimų, rašykite komentarams skirtoje vietoje. Taip pat nepamirškite užsiprenumeruoti mano kanalą bei užsukti į mano Facebook bei Instagramą, kur dažnai publikuoju daug įdomybių.